Sveiki, čia FX Trader LT ir 2012 metų birželio 25 dienos techninė valiutų rinkos analizė. Taigi tai yra pirmas mano video ir nežinau, gal nepykit, jeigu šitas pirmas blynas bus prisvilęs, tačiau aš tikiuosi ateityje tobulėti ir viskas, kad bus gerai. Taigi šiuo metu mes žiūrim matom poundo ozio grafiką, 4 valandų grafikas. Ir kaip matom, mes turim jau įėję long trade'ą ant štai šioje vietoje ant 1.55.15 su stop loss'u ant 1.54.45 ir targetu 1.56.25. Taigi, pirmiausia, kol aš jau į trade'ą. Kaip matom, turėjom gan didelį kritimą žemyn, pradedant štai čia ir iki praeitos savaitės. Per praeit savaitę atsitiko atsirado šiokių tokių ženklų atšokimo ir tai buvo pirmas signalas, kad galim laukti long trade'o. Tai paskui gavom tokį judesiuką į viršų, buvo praeita per 50 ir 20 moving average zoną, kuri yra gan didelė resistant zona, be didesnių problemų. Štai čia mes matom praeitą buvo ir tuomet ką gaunam retracementą. Tuo pačiu stochastics buvo žemiau vidurio linijos, taip kad šiek tiek oversold ir ką uždėjau į stop orderį čia su stop loss'u žemiau šito lygio ir targetu štai čia, kas šioje vietoje yra 120 moving averages 4 valandų arba tai yra 20 moving averages daily, dieninio grafiko. Nežinau, galbūt kaina gali eiti ir toliau, tačiau čia bus pirmas toksai didesnis rezistanso lygis. Taip. Sekantis trade'as, kurį dabar turiu, yra euro ozio. Tačiau tai yra short trade'as. Galbūt nieko iš to gero nebus, dabar kaip man yra nedidelis nuostolis, nes ėjimas buvo ant 1.2080, štai čia, stop loss'as ten ir targetas ant 1.2350. Tiesiog skirtingai nuo poundo ozio nebuvo tokio didelio judėjimo į viršų ir pirmą kartą po moving average susikirtimo štai čia buvo pasiektas 50 moving averages, kas mano nuomonė yra gan stiprus rezistansas ir kaip matom čia bouncas. Taip kad šitas buvo įeitas trade'as dargi penktadienį netgi. Tai jo. Ir nežinau, ar pasieks mano targetą, aš manau, kad galbūt yra nemažas šansas, kad bent jau pasieks kažkur šitą lygį, taip kad galim bus uždėti break even. Dar vienas trade'as, kurį turim, yra USD CAD, Kanados dolerio ir Amerikos dolerio longas. Štai čia ant 1.0285 su stop loss'u ant 1.0225 ir targetu ant 1.0375. Ta pati situacija kaip su poundu oziu, tik dar prisidėjo tai, kad atsimušė nuo monthly pivot point'o, netgi 3 kartus, kaip matom, irgi tiesiai greitai per resistant zoną, retracementas, topčius susikirto šitie moving average'ai ir bam, tikėsimės pasieks tą targetą. Taip. Na ir kaip ir šiuo metu viskas. Dar buvo galima imti ozio ienos shortą, tačiau dėvai pramėgau šį trade'ą. Nepasisekė. Čia panaši situacija, tik kad irgi padarė lower low ir į supporto zoną, bet padarydamas lower low, gavom retracementą, atsimušė nuo savaitinių moving average'ų. Stochastics tuo metu irgi buvo virš 50 vidurio linijos ir tiesiai žemyn. Bet šį trade'ą aš pramėgau, nes
Setupas kažkaip gavosi. Ši žvakė buvo nuo 3 nakties iki 7 ryto. Tai tiek. Atleiskite, kas buvo ne taip su šio video. Tikiuosi ateityje tobulėti ir iki kito karto.